Sveiki visi, mano vardas Jekaterina Nagina ir šiandien mes pakalbėsime apie kompanijos Joju marketingo planą. Taip, aš tuoj atidarysiu prezentaciją, pasidalinsiu su jumis. Taigi, tai mano mylimiausia tema, nes beveik pusę savo gyvenimo esu pradirbus finansuose ir labai mėgstu skaičiukus. Pabandysiu šiandien būti nenuobodi ir papasakoti įdomiai ir aiškiai apie mūsų bonusų ir atlygio sistemą. Trumpai jinai vadinsis RBS, Reward and Bonus System. Taigi, važiuojam. Kokios registracijos rūšis yra kompanija Join? Kompanija Join gali būti klientas, kuris perka produktus tik savo, partneris, perka savo, rekomenduoja, kviečia bendradarbiauti, bet dar nėra sudaręs sutarties su kompanija dėl atlyginimo į savo banko sąskaitą. Ir verslo partneris, tai jis irgi perka savo, rekomenduoja kitiems, kūrė struktūrą ir jau yra pasirašęs sutartį su kompanija ir savo juridiniu vardu ir gauna jau atlyginimą į savo banko sąskaitą kiekvieno mėnesio antrą dieną po mėnesio uždarymo. Aš taipogi lyginsiu prieš tai esantį mūsų marketingo planą ir pabrėšiu, kasgi jame pasikeitė. Jūsų struktūra ir klientai. Taigi, tinklalapyje jūs turite savo ID ir kiekvienas iš jūsų partnerių irgi gauna ID. Pereinant į naują tinklalapį Joju, automatiškai visi žmonės, kurie turėjo prefiksus 001, 999, 370, 372, 358 ir 038 automatiškai gaus žinutę į savo telefoną su prisijungimu ir slaptažodžiu. Taipogi aktyvūs klientai, kurie jau perka prekes ir turi sukauptą savo procentą, kaip žinot, jis svyruoja nuo 3 procentų iki 10, automatiškai irgi gauna žinutės. Gauna tik tie klientai, kurie per pastaruosius 6 mėnesius darė nors vieną pirkimą Europoje. Nauji klientai prisijungia jau prie naujos sistemos ir startuoja su pradiniu 3 procentų kaupiamojo procentų. Ir jis didėja priklausomai nuo sumos. Mūsų klientai turi tokį cashback programą, kuri ne iš karto duoda jiem nuolaidą pirkiniams, bet nuo pirkimo sumos į jų sąskaitą, jie irgi turi sąskaitą ir prisijungimus, grįžta cashbackas. Taip, čia perėjimo laikotarpį paminėjau, automatiškai gaus tie klientai, kurie pirko Europoje arba Ukrainoje per pastaruosius 6 mėnesius. Mūsų naujų kvalifikacijų pavadinimų pasikeitimas. Čia matot lentelę ir norėčiau truputėlį ją apibūdinti ir palyginti su praėjusiam kvalifikacijom. Taigi, 750 PV, anksčiau vadinasi M1, Middle Partner 1, dabar tampa Junior. Junior, jeigu pilnai, Junior Partner. 1500 PV, Middle Partner. Buvo M2. 3000 Pro Partner buvo M3. Tai yra grupė pradedančiųjų starterių, tai tokios pirmos kvalifikacijos, kurios reikia prabėgti labai greitai. Antroji grupė jau yra profesionalų, kurie pradeda auginti savo komandoje irgi profesionalus. Tai pirma kvalifikacija yra Pro 1, anksčiau B1,
Pro2, tai yra Pro Partner 2, anksčiau B2 ir Grand Partner, tai kai jo struktūroje yra 3 Pro Partner kvalifikacijos žmonių, anksčiau vadinasi B3. Top kvalifikacijos nepasikeitė pavadinimas, tik tai prisidėjo Top Leader. Žodis, bet trumpinys yra tas pats. Mūsų ambasadorių klubo pavadinimai pasikeitė į Royal Club. Tai tokie pasikeitimai, grupinė apyvarta, jie visiškai nepasikeitė. Šitą lentelę siūlau jums išsaugoti, galbūt atspausdinti ir turėti prieš akis pirmą laiką, bet mes tikrai labai greitai prie jų priprasim. Bonusų ir atlygio sėdedamoji. Čia mes jau pradedam kalbėti apie patį marketingo planą. Iš ko susideda? Tai asmeninė apyvarta, kai perki pats ant savo ID. Tai tu naudojasi produktų, rekomenduoji, konsultuoji, pritrauki ir gauni asmeninę apyvartą. Partnerių premija tai atlyginimas už pirmos eilės žmonių aktyvumą. Tuos, kuriuos tu pakvietei, paaiškinai ir mokinai juos. Ir grupinė apyvarta tai visi pirkimai atlikti visais tavo struktūros ID. Tavo ID ir visų žmonių, kuriuos pakvietei tu ir kuriuos pakvietė jie. Taigi mokamas už tai, kad mes didinam grupinę prekių apyvartą. Be abejo, atlyginimas yra apskaičiuojamas, kai tavo asmeninis ID padarė minimalų aktyvumą, kuris mūsų kompanijoje yra 70 balų. Asmeninė apyvarta mokama mūsų partneriams ir verslo partneriams. Klientam už asmeninę apyvartą mokamas tik tai procentas cashbacko. Bonusai ir atlyginimai už asmeninę apyvartą. Kaip jau minėjau, asmeninė apyvarta, trumpinys yra AA, visi pirkiniai atlikti tavo ID. Tai kasgi tai daro? Tai aišku, tu ir tavo artimieji. Tu pats turi aktyviai naudotis produktais, juos rekomenduoti. Be abejo, tai yra tavo klientai, kuriems tu rekomenduoji, konsultuoji, pritrauki. Už tai tu gauni cashback už savo asmeninę apyvartą. Kaipgi mes skaičiuojam asmeninį atlyginimą? Čia yra labai gera formulė, kurią atsiminti nebūtina, bet jinai yra nesudėtinga. Taigi mes paskaičiuojam tai per 2 etapus. Pirmas etapas, mes mūsų asmeninę apyvartą, kuri pas mus priskirtama PV balais, padauginam iš koeficiento. Jeigu yra virš 70, tai koeficientas jau skiriasi. Ir mes gaunam sutartinius vienetus. Čia sutrumpinys yra SV arba SUT VNT. Tai yra bonuso punktai. Taigi, koeficientas. Jeigu apyvarta iki 70 PV, tai mes nieko negaunam. Mes pradedam gauti už pirmus 70, kai to padarom per kalendorinį mėnesį. Taigi, pirmus 70 PV mes dauginam iš koeficiento 0,5. Ir gaunam sumą, kuri yra sutartiniais vienetais priskaičiuojama. Kam to reikia, tas sutartinis vienetas? Tam, kad paversti valiutą vidinę į eurus arba į grivnas. Tai vidinis kursas yra sutartinio vieneto Europoje 0,5. Tai bet kokį sutartinį vienetą reikia padauginti iš 0,5, kad gauti sumą eurais. Lentelė apačioje jūs galite matyti apskaičiavimo algoritmą, aš čia vedžioju. Tai PV dauginam 79 iš 0,5, gaunam sutartinius vienetus, kuriuos padauginus iš 0,5 gaunam eurais. Galiu pasakyti, kad tai bus 17,5 eurų, jeigu visą tą padaugint. Galite pasitikti. Jeigu sumą jūs padarot asmeninę apyvartą virš 70 PV, tai jūs jau gaunat
tiesa, pirmus 70 mes gaunam į unit account. Anksčiau jie vadinasi unit. Virš 70 mes gaunam į reward account arba į unit group account. Anksčiau jie vadinasi apdovanojimo sąskaita. Ir jau koeficientas ženkliai didėja. Tai bet kokią apyvartą, kokią jūs darysit virš 70, jūs gausit jau su šitu 0,8 koeficientu. Taigi, viskas, kas virš 70, dauginam iš 0,8, gaunam sutartinis vienetus, kuriuos paskui dalinam iš 0,5. Ar tai bus 1000 PV asmeninės apyvartos, ar tai bus 5000 asmeninės apyvartos, ar tai bus 200 asmeninės apyvartos, tai visada pagal šitą formulę. Čia dauginama, kad gauti grivnom, jeigu tai yra aktualu, jeigu turit savo partnerius Ukrainoje. Taigi, apimtis, kurios padarytos Europoje ir Ukrainoje, nėra sumuojamos. Atlyginimas už pirkinius yra Europoje eurais, Ukrainoje grivnomis. Tai jūs gausit skirtingą valiutą, jeigu darysite apyvartas Ukrainoje. Jeigu asmeninė apyvarta padaryta startiniu rinkiniu, tai yra gan dažnas klausimas. Taigi, už startinį rinkinį mes įgaunam specialiom sąlygom, jis yra pigesnis negu pirkti atskirai ir duoda daugiau PV, todėl už jį negaunam jokių uždarbio. Už startinį rinkinį nieko mes negaunam. Dabar aš analizuokim šitą lentelę. Kaip pavyzdys, naujokas nupirko startinį rinkinį už 70 PV. Tai, matom, nėra jokio atlyginimo. Naujokas tą patį mėnesį padaro dar papildomą asmeninę apyvartą virš startinio rinkinio dar 70 PV. Tai sumoje jau asmeninė jo apyvarta yra 140 PV ir už sekančių 70 PV mes jau gaunam pagal koeficientą 0,5, kaip ir iš lentelės anksčiau. Kaip pavyzdys, asmeninė apyvarta 100 PV, tai atlyginimas už 30 PV jau skaičiuojamas. Tai 30 dauginam iš 0,5 ir dar, kad gauti eurais, irgi iš 0,5. Ir kaip tai skaičiuojama? Tai bendra apyvarta 140 buvo padaryta. Mes minusuojam iš bendros apyvartos 70 PV startinio rinkinio. Ir už 71 PV, kaip minėjau, žmogus gauna pagal koeficientą 0,5 ir jis gauna į unit account. Taigi tas žmogus nesustoja ir daugiau padarė, ne 140, o dar 60 ir pasiekė 200 PV. Tai kaipgi apskaičiuojamas tie 60 PV? Tie 60 PV, kurie jau virš 140, jie apskaičiuojamas pagal koeficientą 0,8 ir toliau mūsų koeficientas eurais 0,5. Tai kaip mes darom, 200 atimam 140 ir paskaičiuojam už kiek kaip priskaičiuojama. Kaip matot, čia jau parašyta. Taigi, bendras asmeninė apyvarta 140 plus į unit account 87 svertinio vidurkį. Visą tai galima su kalkuliatoriu paskaičiuoti ir būtų smagu, jeigu jūs žiūrėdami šitą apmokymą irgi paskaičiuotumėt, savo sudėliotumėt ir parašytumėt, kiek eurų visgi žmogus turės, kai visą tą apyvartą padaro 200 su startiniu rinkiniu ir taip toliau. Čia lentelė yra premijos. Mes turim tam tikras fiksuotas premijas už tam tikras apyvartas. Kaip pavyzdys, už 70 jis gaunama į unit account. Unit account, primenu, tai buvusi unit sąskaita. Dabar jinai vadinasi unit account. Tai už 70 PV mes gaunam 35 svertinius vienetus. Kaip matot dešiniau, tai yra 18, čia suapalinta, iš tikrųjų 17,5 eurų. Ir tiek pagrindom. Kaip skaičiuojamas 35 padalintas pusiau. Kaip ir minėjau, tai svertinis vidurkis dauginamas iš 0,5 arba dalinamas pusiau, tai yra suma eurais.
Už 200 PV mes gaunam papildomai 87 sutartinius vienetus. Tai bendroji sumoje bus 122 sutartiniai vienetai ir tai 61 euras. Už 300 nieko papildomai, matote, negaunam. Už 400 tai 2 kartus po 200 mes gaunam, tai bendroji sumoje 209 sutartiniai vienetai. Atsiprašau. Ir tai yra 105 eurai papildomai. Čia mes kalbam apie unit account, nes yra rewards account, tai jau uždirbti pinigai, kurios mes galim išgryninti, o unit account tik tai sumokėti už prekes. Tai kaip matot, jeigu padaryta 1000 PV, asmeninės apyvartos, čia yra 1, 2, 3, 4, 5 kart po 87, tai bendroji sumoje 470 sutartinių vienetų ir tai yra 235 eurai. Ką dar norėčiau atkreipti, už 500 PV, kai pasiekėm tarybą, tai sutartinių vienetų gaunam po tokią sumą 217 sutartinių vienetų ir bendroji sumoje tai yra 126 eurai. Matot, kad kas 500 mes gaunam 2 kartus. Taip, tai, sakykime, 700 PV susidaro iš 200 PV plus 500 PV ir taip gaunasi. 900 tai 2 kartus po 200 ir 500. Važiuojam toliau, tikiuosi jūs nesusipainiojat. Atlyginimo pavyzdys. Asmeninė apyvarta 70 PV. Tai į unit account mes gaunam 17,5 eurų. Asmeninė apyvarta 200 PV. Į unit account mes gaunam 17,5, už 200 PV mes irgi į unit account gaunam 43,5 ir plus mes jau gaunam į unit group arba reward 52 eurai. Čia skaičiavimas, kaip tai yra paskaičiuojama. Tai mes paėmam 70, matote, ne? Plus 130, tai yra 200 PV, tai 70 paskaičiuota pagal rodiklį 0,5, ir padauginus sutartinius vienetus ant 0,5, o 130 PV paskaičiuota jau 0,8 koeficientų ir padauginas iš mūsų sutartinius vienetus iš 0,5. Tai viso gaunam 113 eurų. Visą tą galite paskaičiuoti, pasitikslinti ir pažiūrėti. Tai iš jų yra tiek į unit account ir tiek į unit group arba reward. Skirtumas unit group tai yra tiem, kurie nepasirašė sutartį. Prašom, atgal. O reward tai tiem, kurie pasirašė jau sutartį su kompanija ir gauna iš karto į sąskaitą. Premija už asmeninę apyvartą priskaitoma į unit account. Taigi, kaip ir minėjau, į unit account premijos už 200 ir 500 PV padarytos asmeninės apyvartos. Sąskaita tokia yra ir pas klientą. Pas partnerį ir pas verslo partnerį. Tai yra pas visus yra dabar unit account, anksčiau vadiname unit sąskaita. Nuo unit account galima mokėti tik tą valiutą, kurią uždirbama buvo. Čia, kad neklaidinti, grivnais galima grivnais apmokėti, eurais galima eurais. Ukrainoje galima apmokėti 80% sumos, Europoje 50%. Už tą dalį, kur mokėta unit account, PV nepriskaitomi. Čia pasikeitimo nėra, tai buvo ir anksčiau. Galima pervesti nuo ID į kitą ID tik vienam regione. Tai ir jūs galite pervesti savo unitus iš unit account ir savo klientams, savo partneriams ir klientas irgi gali jums kaip mentoriui pervesti tos unitus tarp sąskaitų. Konvertavimo valiutos daryti negalima, neįmanoma pakeisti eurus į unitus.
į eurus į grivnas. Partnerių premija. Tai skirta partneriams ir verslo partneriams. Tai yra bonusai ir atlyginimai už partnerių premiją. Kaip tai skaičiuojama? Ir už ką tai yra? Tai yra už tavo pirmos eilės žmonių aktyvumą. Tai gali būti draugai, pažįstami, kuriuos tu pritrauki, aiškini jiem, padedi registruotis, padedi išsiaiškinti, mokytis. Tai gali būti žmonės iš socialinių tinklų. Už tai tu gauni premiją. Premiją tu gauni, kai jie padaro minimalų aktyvumą. Tai yra 70 balų. Jeigu jie tiesiog užsiregistravo, aišku, jokia premija už tai neskaičiuojama. Yra kelios rūšys premijų. Tai yra bazinė. Tai už tavo pirmos eilės žmonės, už bet kokį kiekį ID. Tu gali turėti jų 1000 žmonių savo pirmoje eilėje, kad ir 10, kad ir milijoną. Premium premija, tai tu gauni tik nuo 5 iki 15 žmonių ID užregistruoti. Be abejo, jie irgi turi padaryti asmeninę apyvartą mažiausiai 70 PV. Ir premium galioja tik tai pirmos eilės partnerių. Jeigu bazinė premija, tai jinai gali galioti naudojant konversijos principą, mes apie tai kalbėsim truputėlį vėliau. Taipogi premium 200, tai už ką tai? Tai jeigu tu pats padarėjai 200 ir tavo žmonės padarė 200 asmeninės apyvartas, tai nuo 5 iki 15 ID tu gali gauti premiją. Jeigu tu turi tokių žmonių 100 pirmoje eilėje, tai gausi tik už 15. Bazinę gausi už visus 100. Partnerių premija pervedama į unit group arba reward po mėnesio uždarimo. Tai yra mėnesio eigoje, tu už tai negauni, gausi tik uždarius mėnesį. Taip, unit group, tai anksčiau, aš kartosiu tai daug kartų, kad atsimintumėt, nes čia yra pakeitimas. Tai yra unit account ir yra unit group. Unit group tai tas pats, kas apdovanojimas. Į reward tai irgi tas pats, kaip apdovanojimas buvo. Tik reward tai tu negalėsi iš reward mokėti už prekes. Už unit group tu gali mokėti už prekes kaip cashback. Bazinė partnerio premija. Jis irgi skaičiuojama pagal koeficientą. Tai atlyginimas už tavo pirmos linijos asmeninę apyvartą partnerio. Bazinė premija gaunama net jeigu žmogus tavo, kurį tu pakvieti, nepadarė 70 balų. Sakykime, jis padarė tik 50. Tai netgi už 50 PV balų, kurį jis padarė, tu gausi bazinę premiją pagal koeficientą 0,4. Jeigu jis padarė 70, tai tu gausi 14 eurų. Jeigu jis mažiau negu 70 padarė, tai reikės dauginti iš 0,4 ir matysi, kiek jau ten gausi. Sakykime, padarė 50, padauginti iš 0,4, tai yra 20 svertinio vidurkio ir 20 dalinam pusiau, tai bus 10 eurų. Tai vis tiek tu gausi ir už bet kokį PV skaičių savo bazinę premiją. Standartinė bazinė premija maksimum už 70 PV, tai kaip ir minėjau, 14 eurų. Taip skaičiuojama. Kaip ir minėjau, PV dauginam iš 0,4 ir gaunam tą sutartinį vienetą ir tą sutartinį vienetą iš korporacijos kurso ir gaunam tą bonuso sistemą. Kaip pavyzdys, čia viskas pavaizduota. Maksimalus, tai 70 padauginam iš 0,4, tai yra 28 gaunasi, iš 0,5 tai yra 14 eurų. Šiaip patariu atsiminti tik, kad 14 eurų už kiekvieną žmogų, kuris padarė 70. Taip skaičiuojama premija, kaip ir matoma, partneriai yra, kiek kas padarė, 5 partneriai, 3 iš jų 70 padarė, ir 2 padarė, vienas padarė 28 ir kitas padarė 50. Tai matom, kiek sutartinių svertinių vienetų mes gaunam. Tai sumoja 115,2 ir tai yra lygų 57,6 eurų. Kas yra gerai, kad baziniai premijai partnerio veikia kompresijų
kompresijos principas. Kas yra kompresija? Tai struktūros suspaudimas iki partnerių skaičiaus, kurie įvykdė sąlygas. Pažiūrėkit, šiuo atveju parodysiu. Yra pirma eilė, tuos, kurias jūs pakvietė, čia antra eilė, jau tie, kurios pakvietė jūsų žmonės, yra trečia eilė, kurios jau tie žmonės pakvietė. Tai sakykime, pirmoje eilėje 70 už jį gaunu, va čia pirmoje eilėje nieko nepadarė žmogus, bet jo žmogus padarė 150, tai jūs už jį gausit vietoj savo žmonių. Tai kompresija, kad iš antros eilės žmogus pasikelia į pirmą eilę. Čia matom, kad pirmoji, antroji eilėje nieks nieko nepadarė, bet žmogus, kuris trečioje eilėje padarė, ir jūs už jį gausit partnerio premiją standartinę. Taip, yra dar pas mus toks reiškinys KIS. Kas tai yra? Tai toks kontroliuojamas individualiai sutartį. Apie ją pakalbėsim vėliau. Tai yra toks kontraktas, kurį jūs pats užsiregistravę, tai turit teisę į jį, tai uždaro kvalifikaciją pro. Iki to laiko jūs neturite teisę registruoti kontroliuojamą individualią sutartį. Va, tai kontroliuojamas kontraktas gali gauti irgi bazinę premiją, partnerių premiją iš savų žmonių. Toliau važiuojam, partnerių premija premium. Kas tai yra? Kaip ir minėjom, tai yra, kai jau turit nuo 5 žmonių. Sakykim, turit va čia 5 žmonės, už juos gaunat 50 eurų. Arba 100 sutartinių vienetų. Arba vat, jūs turit, kiek čia žmonių, 7 žmonės, už juos gaunat 100 eurų. Už 9 žmonės gaunat 150, už 12 200 ir maksimaliai už 15 jūs gaunat 250 eurų. Ką reikia žinot, kad tie žmonės turi būti aktyvavę ne su startiniu paketu. Startinis rinkinys nedalyvauja šitam premium, bet jis dalyvauja paprastame bonuse. Partnerių bonuse jis dalyvauja, bet premium turi būti virš to startinio rinkinio padaryta minimaliai 70 dar balų. Tai reiškia, jeigu buvo startinis ir dar 70, tai yra 140 minimaliai jis turi padaryti. Ir dar sąlyga, kad galima tai gauti tik už savo pirmos eilės žmonės. Kompresijos principas čia neveikia, nepasikelia iš apačios, jeigu jūsų pirmą eilę nepadarė. Premium tik už jūsų pirmą eilę. Čia yra pavyzdys, kaip kas gaunama, galite pažiūrėti. Ir tai yra premium 200 PV, už 200 PV. Tai irgi premium 200 tik už pirmos eilės partnerius, kurie pasiekė asmeninę apyvartą 200 PV. Tai yra tavo premija didėja 2 kartus, 2 gauni. Kompresija irgi neveikia, ir startiniai rinkiniai irgi nedalyvauja ir dar sąlyga yra, kad tu pats turi būtinai padaryti 200 PV. Nes logiškai mąstant, tu negali išmokinti kitą daryti 200, jeigu pats to nemoki. Tai ta sąlyga, kad gauti premium, tavo asmeninė apyvarta irgi turi būti ne mažiau negu 200 PV. Taip, važiuojam toliau. Irgi 5-15 žmonių, kas padarė, tai va, jeigu 5, tai dar prisideda 100 eurų. Jeigu 7, 200, tai čia yra jau dvigubina. Nes reiškia, kad mes ir už 70 už tuos pačius žmonės gaunam ir už 200 už tuos pačius žmonės gaunam. Tai čia yra apskaičiavimas partnerių premijos ir va, ką norėčiau atkreipti dėmesį. Čia parašyta bazinė, kad gauti premiją, kiek turi būti aktyvių, tai va, kiek jūs už tiek žmonių gausite. Čia sutartinis vienetais, ne? Viskas skaičiuojama, dalinam pusiau, žinom, kad yra eurais. Tai už vieną žmogų 14 eurų. 14 eurų suma. Bazinę gaunam, tai startinis rinkinys mato, taip, dalyvauja, kompresija taip yra, kysai skaitomi, taip, skaitomi,
ir pirmojo lygio KISas gali gauti iš antro lygio KISo. Tai yra jau premija 70, premium, jau matom kokios sumas ir startinis rinkinys nedalyvauja, kompresijos neveikia, KIS kontraktai taip gali dalyvauti, pirmojo lygio KIS negali gauti premiją už antro lygio. Ne, matom, čia negalioja. Ir tas pats apie 200 PV, jeigu žmogus padarė. Tai startinis nedalyvauja, kompresija neveikia, KISas gali būti gauti, pirmo lygio KISas negali iš antro gauti. Taip. Tai jeigu matom, kad turim 15 žmonių, tai bendrai ir padarė visi po 200 PV, tai bendrai mes gausim 710 eurų. Jeigu tų žmonių 16, matot, kad vis tiek maksimum čia yra 500 svertinio to, tai jeigu 16 žmonių, tai mes gausim 724. Tai ką aš jums siūlau, orientuotis į 15 žmonių, kad juos apmokinti, daryti 200 PV. Ir jau turėsit papildomą 724 eurus premiją. Vien iš premijos. Dar plius už asmeninę apyvartą ir jau už grupinę turėsit, jau bus labai gera kvalifikacija. Į tai šiaip linkiu jums orientuotis. Tai va čia aprašyta, kad kontraktas jis negali įsigyti startinio rinkinio, jis neturi teisę. Ir kad gauti premium, reikia pačiam pasiekti 200 PV asmeninės apyvartos, aš tai jums jau pasakiau. Taip, čia pavyzdys skaičiavimo yra. Kaip skaičiuojama. Važiuojam toliau. Grupinė apyvarta. Tai yra didžiausia dalis, iš ko gaunam mes mūsų regionaliniam versle. Jinai skirta partneriams ir verslo partneriams. Bonusai ir atlyginimo iš grupinę apyvartą, kaip daroma, tai yra visa tavo ID pirkiniai, tai yra visi pirkiniai, visais tavo komandos ID, visi, kas tavo komandai, viskas skaičiuojama į grupinę apyvartą. Kodėl už tai mokama? Todėl, kad mes mokinam žmonės daryti asmeninę apyvartą, kurti komandą, didinti grupinę apyvartą. Ir mes gaunam atlygį pagal mūsų RBS bonusų ir atlyginimų sistemą. Tai mūsų ta RBS pradedama veikti, kai uždaroma pirma kvalifikacija. Pavadinimas jos Junior Partner. Visi šitie bonusai už grupinę apyvartą priskaitomi į Unit Group. Primenu, kad tai yra kaip cashbackas arba reward, jeigu jūs pasirašėt sutartį. Priskaitomi automatiškai jie sekančio mėnesio antrą dieną. Mūsų RBS turi kelis blokus. Ir mes dabar pasakosiu aš jums apie kiekvieno iš bloko skaičiavimą. Pirmas blokas yra aktualus pirmam kvalifikacijom pradedančiųjų nuo partnerio, kai mes tik ateinam, tai pirma kvalifikacija Junior, tai yra 750, Middle antra 1500 ir Pro yra pirma tokia svarbi kvalifikacija pirmojo bloko RBS. Tai 3000 PV. Taigi, kaip skaičiuojame ir kokie pinigai? Tavo kvalifikacija yra Junior. Tu gauni papildomai 18,75 eurų. Labai nedaug. Aš net nesiūlau labai orientuotis į šitą kvalifikaciją, ją reikia greitai pradėti. Antra yra kvalifikacija Middle. Tai nieko daugiau, nelabai didelė suma, 75 eurų. Be abejo, ten bus jau daug iš tų pradinių blokų gaunama, tai šiaip middle kvalifikacija yra kažkur sumuoja apie 350-400 eurų, priklausomai kaip jinai sudėliota. Ir kvalifikacija Pro, tai jau 360 papildomai prisideda. Dar norėčiau iš karto paminėti, kad dabar yra pas mus promo iki šių metų, kad uždarant per 3 mėnesius kvalifikaciją Pro, dar bus papildomai 500 eurų. Apie šitą mes pakalbėsim vėliau, bet
Grubiai sakant, su kvalifikacija pro pas mane žmonės uždirba nuo 600 eurų iki 1800 priklausomai. Tai vat priklausomai jūs kaip sudėliosit asmeninę apyvartą ar partnerių daugiau kviesit, tai prie šitų sumų dar prisidės 500 eurų, jeigu jūs tą padarysit. O padaryti tą įmanoma, pati aš uždariau per 3 mėnesius ir mano partneriai irgi taip uždaro. Tai galima ir per mėnesį iš tikrųjų, bet tada jau turėtų būti jūsų tam tikros savybės jau. Galima asmeniškai apie tai pakalbėti. Jeigu partneris pirmos eilės susilygino su tavim kvalifikacija, tai pagal pirmą bloką tu negauni atlyginimo už jo grupinę apyvartą. Čia dabar su schema parodysiu. Tai va, čia esi tu, čia esi tavo žmonės. Tai va, junior iš savo asmeninės apyvartas ir iš savo partnerių gauna 5%. Kai uždaro kvalifikaciją 750 PV. Middle kvalifikacijoje gauna už savo ir partnerių 10%, bet jeigu jis turi savo komandą ir juniorus, tai iš jų gauna 5%, nes 5% atiduodama tam juniorui jis irgi gauna. Kompanija neguminė, jinai negali visiems tą patį mokėti. Tai jeigu tavo žmonės auga, tai jiem didėja, iš tau mažėjo, jiem didėja. Bet čia šitoj vietoj reikia džiaugtis už žmonės, nes jūs matėte, atlyginimas tik 18 eurų, tai jūs prarandat 18, bet gaunat paskui lyderį komandai, kuris pradės augti ir toliau jūs gausit iš jo daug daugiau už jo apyvartą. Ir kai jau esi pro kvalifikacija, tai tu gauni 24% iš asmeninės apyvartos, iš visų partnerių nepasiekusių dar jokių kvalifikacijų. Iš junioro tu gauni 10% ir už middle gauni 5%. Bet jeigu tavo komandoje tu esi pro ir pas tave užaugo kažkas pro, tu negauni nieko, nebent tu padarėjai šoną. Bet tai jau antras marketingo RBS-o blokas. To jį prieisi. Tai kai pas tave atsiranda pro, tau atsiveria antrą bloką RBS-as, kaip aš ir pasakiau. Antras blokas RBS-o. Kai jisai prasideda, kai tavo struktūroje pradeda augti pro žmonės. Primenu, pro tai tie, kurie padarė minimaliai 3000 PV. Kai pas tave atsiranda vienas žmogus, kurį padaro pro, tu tampi vienas pro. Kai tavo komandoje 2 tokie žmonės, tu tampi pro partner 2. Kai tavo pirmoje eilėje 3 tokie žmonės, tu tampi grand partner. Tai mums apsimoka ugdyti pro savo pirmoje eilėje. Padėti jiem augti versle, apmokinti juos. Ir labai svarbu atsiranda čia tokia sąvoka, kad atkreipti dėmesį. Tai yra pagalbinė apyvarta. Kitaip mes vadinam šonu. Jeigu mes jos neturim, tai mes neuždarom šitos kvalifikacijos vienas pro. Tai tiesiog reiškia, kad mes nieko nedarom, o mūsų tos vienas žmogus daro daugiau negu mes. Mes būtinai turim turėti tą pagalbinę apyvartą šoną. Kas tai yra? Tai yra visa apyvarta, šonas. Tai visa apyvarta be to žmogaus. Tai tavo asmeninė apyvarta, tai grupinė apyvarta tavo visų žmonių, kurie ne to pro žmogaus komandoje. Tai visa ta kita apyvarta be to žmogaus vadinasi šonu. Ir taigi to žmogaus apyvarta, tavo šonas, tai visa tavo grupinė apyvarta. Ta reikia atkreipti dėmesį. Čia šonu pasakysiu, kad tapti vienas pro, šonas turi būti 2500 PV. Kad tapti 2 pro, turi būti 2000 PV šono. Tai yra be tų 2 žmonių, dar 2000 PV reikia su grupė padaryti. Kad tapti 3 pro, tik tai 1000 PV grupinė apyvarta.
Galiu pasakyti, kad Grand Partner, tai yra kvalifikacija vadinasi, Grand Partner yra lengvesnė kvalifikacija negu Pro 1. Tai kai jau pradėsit augti, tikrai padėsiu. Ir mes orientuosimės ne į Pro 1, ne į Pro 2, o į Grand Partner. Jinai yra daug lengvesnė dėl šono kvalifikacija. Iš ko susideda grupinė apyvarta verslo kvalifikacija? Va, tai ką aš kalbėjau, tai yra grupinė apyvarta tavo žmogaus, va, kvalifikacija Pro Partner 1, tai yra grupinė apyvarta Pro kvalifikacijos žmogaus, kurį turi, plus šonas 2,5. Iš viso yra 5,5 tūkstančių PV turi būti grupinė apyvarta minimali, kad tapti šitų partnerių. Pro Partner 2, tai yra 2 žmonės po 3 tūkstančius ir tavo šonas 2 tūkstančius. Tai 8 tūkstančių grupinė apyvarta. Grand Partner yra 3 žmonės, plus šonas 1000 ir tai yra 10 tūkstančių grupinė apyvarta. Už ką moka šitas antras blokas? Dabar mes paskaičiuojam skaičius. Kaipgi, už ką mes turim gauti? Mes gaunam, jeigu į gylį, jeigu žmonių pas mus komanda yra, tai mes gaunam kelis gylius į apačią. Kas tai yra? Tai eilė yra. Pirma eilė tai mūsų, ką mes pakvietėm, antrą, ką jie pakvietė ir taip giliau. Tai Pro 1 moka 2 eilės į gylį, Pro 2 3 eilės ir Grand 5 eilės. Ką tai reiškia? Kad pas jūs pirmoje eilėje gali būti pro žmonės, pro kvalifikacija, o gali būti ir pirmoji, ir antroji, vienas po kito. Gali tai būti. Jau pirmoji eilėje pas jūs jau gali būti Pro 1 arba tiesiog Pro ir jūs gaunat iš kiekvienos eilės. Tuoj apie procentus. Taigi, už pirmos va šitą lentelę atkreipti dėmesį. Už pirmos eilės jūs gaunat 8 procentai, bet kokioje kvalifikacijoje Pro 1 ir Pro 2 ir Grand. Už antros eilės 7 procentai, už trečios gauna jau tik Pro 2 ir Grandas 5 procentai, jau ketvirtą, penktą irgi 5, tik Grandas gauna ir 3 procentai gaunamas už 6 eilės. Tai susideda nemaža suma, galėčiau pasakyti. Taigi, čia jau paaiškinta, kaip viskas skaičiuojamas. Taip. Kas svarbu žinoti? Antrame bloke galioja kompresijos principas. Kaip ir minėjau, jūsų pirma eilė gali nieko neveikti, bet atsirado pas jūs Pro, antroji arba trečioji, o netgi penktoji skyla aukščiau, negu jeigu prieš jį nieko nedaro. O čia ir pareiškia. Ką tai reiškia? Kompresijos principas tai struktūros suspaudimas iki sąlygos įvykdžiusių partnerių skaičiaus. Šiuo atveju kvalifikacija Pro partnerių. Tad galima auginti žmonės ne tik, kurios jūs pakvietėt, o kurie jau giliau yra, kurie pakvietė jau jūsų žmonės ir taip toliau. Tai mes bendravom su bet kokia eilė žmonėmis ir ieškom lyderių gilyje. Top kvalifikacijos. Kai tavo pirmoje eilėje 5 Pro partneriai, tavo kvalifikacija top leader. Top. Esi pasirengęs plėsti verslo partnerių atšakas. Reikia plėtoti, kai jau to pasiekėt, reikia plėtoti, kad kiekvienas žmogus pasiektų Grand struktūroje ir kai jau atsiranda Grand, jūs jau tampat top 1, top 2, top 3, top 4, top 5. Ne? Čia parodo, kiek Grand šakų jau turi. Top 1, top 2, top 3, top 4. Bet pradžiai reikia pasiekti, kad tie 5 turėtų Pro kvalifikacijas. Iš ko susideda grupinė apyvarta top kvalifikacijų? Tai va, žiūrėkit, kai yra top, tai yra 5 partneriai, 1, 2, 3, 4, 5, kurie padarė po 3000 PV. Ir jūs turi šoną tam 1000 PV. Viso apyvarta yra 16 000 PV. Kai yra top 1, tai va, matom, vienas iš to 5 tas Pro tampa Grand partneriu. Jo apyvarta ten 10 000. O šitie kaip ir buvo 4. Ne, tai tu top 1.
tavo apyvarta 22 000. Šonas nesikeičia, matot, jau kuo aukštesnė kvalifikacija, tai šonas toks pat. Kas yra šonas? Tai jūsų asmeninė apyvarta ir visi žmonės, kurie nepasiekė jokių kvalifikacijų, čia prisideda. Tai yra, šiaip nepasiekė pro kvalifikacijos. Visi pliusuojasi. Iš tikrųjų, iš patirties, jeigu jūs mokat parduoti ant 1000 PV, tai vat jūsų yra šonas. Kvalifikacijos nesudėtingos. Daug sudėtingiau, kaip ir minėjau, pro 1, pro 2, negu tas grantas, negu topinės kvalifikacijos, jos darbo atžvilgiu daug sudėtingesnės. Taigi, grantas 1, čia vat 1 iš pro tampa dar 1 grantas, čia 3 grantai, čia 4 grantai, čia visi 5 tampa grantai ir tu pasieki aukščiausia, didžiausia kvalifikacija ir grupinė apyvarta tavo minimaliausia yra 51 000 PV. Šiaip čia yra minimumas. Dažniausiai tai būna daug didesnė jau apyvarta grupinė. Ir atlyginimas pagal antrą bloką top kvalifikacijų. Čia yra procentai, ką gaunat jūs iš savo visų pro kvalifikacijų. Čia procentai grinai pro kvalifikacijų. Vat pas jūs yra tas pro, jo apyvartos jūs gaunat 8%. Antroji eilė pro, jūs 7%. Trečioji 5%, vat, ir taip toliau. Čia jau topinės kvalifikacijos, kaip gauna į gylį, matot. Taigi atlyginimas skaičiuojama kaip procentai už grupinę visos struktūros apyvartą. Kuo aukštesnė tavo kvalifikacija, tuo didesnė procentas už grupinę apyvartą, kurį tu gauni. Taigi, ką norėčiau atkreipti dėmesį, kad grupinė apyvarta, jeigu jau žmonės gauna grant kvalifikaciją, tai jų grupinė apyvarta neįtraukiama, nes jie irgi gauna už trečio bloką, jinai yra minusuojama. Taigi, jeigu tu esi B3 ir pas tave B3 atsiranda, o čia ne B3 turėjo būti, čia grantas turėjo būti žodis, tai už grupinę apyvartą iki grant tu gauni 3%. Už grant, kurį uždarė, negauni. Topas gauna 5, už grantą jis gauna 5 minus 3, nes grantas gauna 3. Ir taip toliau. Topas 7 už visus iki granto, už grantą jis gaus 2% apyvartą. Top 2 8, jeigu grantas iš apyvartos granto grupinės, jis gaus 8 minus 3, 5%. Ir taip toliau. Top 5 už visus gauna 10%, už grantą gaus 10 minus 3, tai 7%. Tai va, čia pavyzdys yra top 2. Pagal trečią bloką grupinę struktūrą gauna 8%, o jeigu pirmoje eilėje yra grantas, tai jis 8 minus 3 gaus 5% už granto grupinę apyvartą pagal trečią bloką. Ką norėčiau paminėti, tai pas mus šitas blokas topinis, ten viskas yra pliusuojama, ne? Mes gauname už asmeninę, už partnerius, už pirmą bloką, už antrą bloką, už trečią bloką. Ir pas mus yra toks kaip sumuštinis gaunasi, iš ko susideda mūsų alga. Tai kas gerai mūsų kompanijoje, jinai nieko neminusuoja, o tik viską pliusuoja. Tu gauni tik daugiau, tau nieko iš tavęs neatima. Ir atlyginimas už tavo partnerių grupinę apyvartą esant grantą ir aukštesnį kvalifikaciją. Čia matot procentus, kiek jūs gaunat už grantą. Čia, apie ką aš minėjau, čia jau suminusuota. Jeigu turi grantą, tai va, grantas iš granto nieko negauna, topas iš granto 2 gauna, top 1 gauna 4 ir antroji eilėj, jeigu turi topą, sakykim, tai 2. Ne? Top 1 iš topo savo gauna 2%. Top 2 už grantą 5, už topą 3, už top 1 1. Sakykim, tu esi top 1, bet tavo komanda yra top 5, tu aišku iš jo apyvartos nieko negauni. Tu visada turi būti aukštesnis rangų negu tavo žmonės. Tai va, jeigu tu esi top 5,
Tai tu vat iš top 4 gauni netgi 0,5. Ir patikėkit, tai yra didelės sumos jau. Net 0,5% iš top 4 gauti yra didelės sumas. Tai bet top 5 už top 5 to nieko negauna. Premijos už asmeninę apyvartą, už partnerių premiją ir už grupinę apyvartą priskaitomi į Unit Group ir Reward sąskaitas. Tai yra tos sąskaitos, kurios galima išvesti į savo asmeninę kortelę arba panaudoti kaip cashbacką. Bet tikrai jau tokiam lygiai nieks nenaudoja šitos sąskaitos cashbackui, nes tiek prekių jums tikrai nereikės topinėse kvalifikacijose. Tai aš manau, kad jau pasiekus grantą, jau daug kas pasirašo, galbūt ne grantą, bet topo, jau pasiekus kvalifikaciją, jau tikrai išveda pinigus oficialiai į savo bankų sąskaitą, nes tai jau yra dideli pinigai, tai jau 2-3-4 tūkstančiai eurų, kurie tikrai prekiam nieks nenori naudoti, jau naudoja kaip gyvenimui. Taip, tai kaip ir minėjau, partnerių rūšį apsprendžia sąskaitos rūšis. Rewardas sąskaita, tai turi tik tai verslo partneriai, kurie sudarė juridinę sutartį su kompanija dėl suteikiamų paslaugų. Į sąskaitą jau apskaičiuojamas atlyginimas iki mokesčių. Mokesčiais jau užsiema jūs, priklausomai nuo jūsų juridinio statuso, arba individuali veikla, arba jūs turit savo UAB arba MB, galima ir su tuo, su juridiniu asmeniu sudaryti sutartį su kompanija. Pavedimas, konvertavimas į užsakymo apmokėjimus nėra prieinamas iš šitos sąskaitos. Tai norėčiau atkreipti dėmesį, nes tai yra pasikeitimas. Unit Group sąskaita turi tik partneriai, kurie dar nesusidarė juridinę sutartį, ir į vidinę sąskaitą pervedimas cashbackas, kurį galima naudoti užsakant prekes. Kokie veiksmai yra galimi su Unit Group sąskaita? Tai yra sąskaita cashbackas atlyginimų, kurį galima išnaudoti dalinai apmokant užsakymus. Europoje galima 50% apmokėti užsakymą, PV visus gaunam už tą užsakymą, Ukraina 80%. PV, kaip ir minėjau, gaunam. Galima pervesti tarp Unit Group partneriams į tą pačią valiutą eurais, grivnom. Konvertavimas nėra galimas. Ir kas pasikeičia, kokia bendradarbiavimo forma, kas pasikeičia su sąskaita. Jeigu partneris, jo sutartis sudega ir jis tampa klientu, kai nebuvo aktyvus 6 mėnesius, tai visos pajamos iš Unit Group automatiškai virsta Unit account. Klientas gauna tas pajamas į Unit account. Turėjo Unit Groupą, gavo Unit account. Partneris tampa verslo partneris, pasirašo sutartį, nori oficialiai išvesti savo sąskaitą. Tai va dabar veikia vienkartinis tokia akcija, kuria iki rugsėjo 30 dienos gali gauti vienkartinę išmoką į savo banko sąskaitą. Visa suma. Tokia individuali premija. Tai galios tik dabar. Nauji partneriai, kai formuos pagal instrukciją pasirašinės sutartį ir taps verslo partneriais, tai viską, ką turėjo Unit grupė, į banko sąskaitą gauti negalės. Tie pinigai virs ir pereis į Unit account sąskaitą pasirašymo metu. Tai bus nuo spalio 1 dienos ir galios visiems. Tad jeigu planuojat rimtai, tai siūlau iš karto pasirašyti sutartį su kompanija ir gauti pinigus į Reward sąskaitą ir banko sąskaitą iš karto. Galimybė partneriams ir verslo partneriams kurti kisus. Tai kisas yra 2 rūšių galima kurti. Reward kisas, kai visi pinigai bus į banko sąskaitą iš karto pervedami. Arba cashback kisą, kurio, ką reikia žinot, kad jų formą reikia pasirinkti vieną kartą ir kaitalioti, keisti rūšį nebus galima. Arba rewardinę, arba cashbackinę. Taip, kokios taisyklės yra registruojant kisą?
Tai prieinama partneriams arba verslo partneriams, kai pasiekia kvalifikaciją pro partnerį. Anksčiau jinai vadinosi M3. KIS negali būti registruojamas, tai yra gali būti registruojamas pirmoje eilėje pagrindinio kontrakto arba antroje eilėje po savo KISų. KISas turi tas pačias duomenis, kaip ir pagrindinis kontraktas, tas pats telefonas, mailas, partnerio duomenis, kaip ir pagrindinis. O dabar pakalbėsim apie patį įdomiausią dalyką, tai visokie bonusai, priedai. Struktūriniai priedai. Taigi yra klubinis bonusas, pirmas jums pasiekiamas, tai yra Pro Club Join. Tai yra už kvalifikacijos stabilumą ir prieinama nuo Pro partner kvalifikacijos, kai yra pasiekta 4000 PV grupinės apyvartos. Jis skaičiuojamas, kai 4000 PV išlaikoma 3 kalendorinius ketvirčių mėnesius iš eilės. Turi būti Pro partner kvalifikacija arba aukštesnė ir mokamas pagal kovą, birželį, rugsėjo, gruodžio uždarytų mėnesių rezultatus. Tai yra, išlaikai 4000 sausį, vasarį, kovo mėnesį su kovo mėnesio alga gauni dar papildomai 2% nuo bendrovės prekių apyvartos, dar 2%. Dalinama tai tarp visų Pro Club Join žmonių. Tai yra visi, kurie tą ketvirtį uždarė, kompanija nuo savo apyvartos prekės duoda 2%. Tas pats toliau laikai balandį, gegužę, birželį ir su birželinio atlyginimu gauni tą bonusą. Ir tas pats rugsėjį gauni ir gruodį gauni. Jeigu žmogus turi kvalifikaciją virš Pro 1 ir aukštesnė, tai sąlyga reikia, kad šonas būtų 4000 PV išlaikytas tais pačiais mėnesiais. Klubinis bonusas Grand Club Join. Kas tai yra? Tai kai pasiekė Grand kvalifikaciją ir išlaikai ją 3 mėnesius irgi tom pačiom sąlygom, kad turi grantą sausį, vasarį, kovo mėnesį gauni 4% nuo savo atlyginimo. Tai yra nuo kompanijos apyvartos. Ir dalyvasi tarp visų Grand Club Join narių lygiomis dalimis. Taip pat jau klubinis bonusas grantas, tai yra ir travel bonusas, tai yra 1% dar prisideda irgi pagal tos ketvirčius. Irgi sumokamas į travel sąskaitą. Ta travel sąskaitą galima išnaudoti tik korporacinėse renginiuose, kažkur vykimas į kompanijos gimtadienį, business community, kažkokį dar renginį, tai jie tampa jums nemokamai nuo Grand kvalifikacijos. Taigi, priskirstomi pagal uždarytus kovo, birželį, rugsėjo ir gruodžio mėnesio rezultatus. Klubinis bonusas Leader Club, tai prieinama nuo top kvalifikacijos, tai yra papildomas 1% dar prie travel bonusų. Tai kas išlaiko top kvalifikaciją, tai jis turi daugiau kelionių galimybių ir daugiau kompanija apmoka. Irgi kovo, birželio, rugsėjo, gruodžio uždarymai. Top gali būti ir aukštesnė kvalifikacija. Top 1, top 2, top 3, 4, 5 ir taip toliau. Royal Club Join. Tai pati įdomiausia, pati pelningiausia kvalifikacija prieinama top leader 5 eilės su tam tikrom grupiniam apyvartom. Kad tapti Royal Club 1, grupinė apyvarta top 5 kvalifikacija turi būti 200 000 PV. Ir tada gauni 1,5% nuo apyvartos kompanijoje. Kai Royal Club 2,
tai gauni 1,3% dar papildomos apyvartos. Su sąlyga, tai turi būti 350 tūkstančių PV, sąlyga 100 tūkstančių PV šonų. Ir taip toliau, čia jau matom pagal procentus, tai tikrai yra didelės sumos mokamas kas mėnesį, kiekvieną mėnesį priklausomai nuo jūsų rezultatų, čia jau ne ketvirtinis, galiu pasakyti, kad tai 2,5 kažkur tūkstančių eurų prisideda kas mėnesį. Nu, jau Royal Club vieno atlyginimo jau ten siekia kelis dešimtus tūkstančių eurų. Tikrai nuo 10 tūkstančių jau eurų prasideda. Ir daugiau galima, aišku, skaičiuoti, sumuoti, bet jau matot, kad 200 tūkstančių PV, tai jau rimta didelė kvalifikacija. Nuo topinės kvalifikacijos prasideda grantas svajoniai. Tai yra leadership grant. Kam jisai skirtas? Jeigu tu uždarai top kvalifikaciją ir aukščiau ir išlaikai ją 10 mėnesių, tai reiškia, kad užaugini 5 pro partnerius pirmoje eilėje, tai tu gauni 15 tūkstančių eurų. Pirmą kartą, tai tiem, kurie dar nėra gavę. Tie, kurie jau gavo, tai užaugini dar 4 pro partnerius pirmoje eilėje ir gauni dar kartą 15 tūkstančių eurų. Čia, aišku, užaugini ir išlaikai juos 10 mėnesių. Aš esu gavusi grantą, labai džiaugiuosi, kad turiu galimybę dabar gauti dar kartą grantą. Tiesa, grantas buvo 14 300, dabar jisai 15 tūkstančių eurų. Taigi visi šitie pasikeitimai pas mus įsigalioja nuo rugpjūčio 1 dienos, tad būtinai sekit naujienų, būtinai prisiregistruokit į kompanijos naujienų portalą, kur visada yra aktualiausia informacija ir bet kokiu atveju, jeigu bus pasikeitimo marketingo planą, mes apie tai irgi informuosim. Tai ką, linkiu jums linksmo ir labai naudingo šito marketingo plano peržiūrės ir taip pat be abejo aš atsiųsiu prezentaciją, kad galėtumėt tai išstudijuoti nuodugniau. Geros dienos.